Sveiki, brangus devintokai. Pradedam naują sezoną matematikos, valio. Ir laukia daug puikių, smagių, nuostabių temų devintoje klasėje. Man atrodo, tai bus labai smagus metai mokytis. Ir kol neiššokame naują temą, pasakysiu, kad dar turiu keletą laisvų vietų pas mane gyvai mokytis matematikos, kas nori grupelėmis Vilniuje. Tai galite pažiūrėti aprašymą šio video ir pažiūrėti, jeigu norite gyvai pas mane mokytis grupelėse, užsiregistruokite. Tai va, o šios dienos tema, kas yra šios dienos tema, pasižiūrėkime. Ir šios dienos tema yra diskriminantas. Tai mes šiandien diskriminuosime. Mes diskriminuosime matematiką, skamba labai blogai. Ir taip, tai yra 9 klasės tema, kuri mums padeda spręsti pilnas kvadratinės lygtis. Ir jeigu jau mokėte šitą temą, tikriausiai esat matę ir šią puikią formulę. Ir iš tiesų pati tema diskriminanto nėra labai sunki, jeigu jūs suprasite, ką reikia daryti su šia formulė ir kaip ją panaudoti. Tai trumpai, kas yra kvadratinė lygtis? Tai yra lygtis, lygybės ženklas, kur visi ta diskriminantinė lygtis, mes sudėsime viską į kairę pusę. Visus skaičius į kairę pusę, o dešinėje lieka tik tai 0. Tada galim spręsti diskriminanto būdu. Mums yra svarbu žinoti, kad kvadratinė lygtis reiškia, kad mes turime nežinomąjį pakeltą kvadratu. Ar gali tai būtų x kvadratu, ar y kvadratu, ar a kvadratu, ar bet koks kitas nežinomasis skaičius. Ir tai yra kvadratinė lygtis. Mes kvadratinį lygtį gali turėti 3 narius. Tai tą kvadratą x kvadratu su koeficientu, x su koeficientu ir x nėra tik tai skaičius. Gali būti, kad mes turėsim be šitos dalies. Tai bus nepilna kvadratinė lygtis. Arba be c koeficiento. Tai irgi bus nepilna kvadratinė lygtis. Bet jeigu būtų be ax kvadratu, tai nebebūtų kvadratinė lygtis iš viso. Tai nebebūtų kvadratinė lygtis. Gerai. Tai kaip atrodo, pavyzdžiui, mes galime užrašyti tokį trumpą pavyzdėlį, palikti vietos, savo reiktų iš tikrųjų nepalikau. Puiku. Tai jeigu mes turėtume kvadratinę lygtį, štai kaip jinai atrodytų. Pavyzdžiui, 3x kvadratu minus 7x plus 16 lygu 0. Gerai? Tai tokiu atveju, ką reikštų mūsų a? Tai mūsų a būtų 3. Tai čia būtų mūsų a. Mūsų b būtų minus 7. Čia būtų mūsų b. O mūsų c būtų tiesiog 16. Gerai? Tai čia yra mūsų koeficientai. Gerai? Va tie skaičiai šalia. Tai va. Ir mes tada turime nuostabią, labai paprastą diskriminanto formulę. Mes tiesiog įsistatome, ieškom diskriminanto, to spręsim porą uždavinių, bus truputį aiškiau, bet mes įsistatome vietoj a, b, c, įsistatom skaičius čionais ir išspręsim. Pabandykime tiesiog su nauja formulė. Gerai, duosime lygtį, ištraukime mums lygtį ir viską galėsim išsispręsti. Gerai? Va. Turime nuostabią lygtį. Turim paprastą lygtį. Valio. X kvadratu plus 6x plus 8. Ne? Tai kas yra mūsų a čionais? Čia nėra jokio skaičiaus. Tai reiškia, tai yra vienas. Mes man sakyti, kad tiesiog yra 1x kvadratu. Jeigu nieko nėra, tai yra tiesiog automatiškai 1x kvadratu. Tai yra mūsų a, mūsų b bus 6, o c bus 8. Ir pažiūrėkime, ką sako mūsų formulė. Mūsų formulė sako, diskriminantas yra lygus b kvadratu, aš sumažinsiu savo paveikslėlį, b kvadratu minus 4ac. Taigi, b kvadratu, mūsų b yra 6, tai diskriminantas bus lygus 6 kvadratu, gerai, toliau, minus 4 kartus a kart c. Tai minus 4 kartus, a yra 1, tai kart 1, o c yra 8, kart 8. Ir ką mes gausime? Mes gausime 6 kvadratu bus 36, minus šis, kas sudauginsime, bus minus 32,
reiškia mūsų diskriminantas bus 4. Dabar dažniausiai 9 klasėje jūs gausite čia labai gražų skaičių. Labai gražų tai reiškia kokį nors skaičiaus kvadratą. Pavyzdžiui, 4, 9, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225 ir taip toliau. Gausite labai kokį nors gražų kvadratą. Dažniausiai. Tai galėsite labai lengvai išspręsti. Kodėl mes norime gražaus kvadrato? Nes kitas veiksmas, mes traukiam šaknį iš diskriminanto. Kai mes traukiam šaknį iš diskriminanto, tai galime apskaičiuoti x reikšmes. Dabar ką svarbu žinoti šitoj dalyje? Mes pirmoji dalyje gaunam diskriminantą, antroji dalyje mes traukiam iš diskriminanto šaknį, kad rastume x'us. Kvadratinė lygtis yra tuo ypatinga, kad jinai turi 2 sprendinius. Kvadratinės lygtis turi 2 sprendinius. Dažniausiai arba skirtingus, arba tą patį, bet šiuo atveju dažniausiai bus diskriminanto formulai skirtingi. Nebent diskriminantas bus lygus 0, tada bus 1 sprendinys, arba 2 kartus tas pats sprendinys. Gerai, bet apie tai toliau. Tiesiog noriu pakalbėti apie tai, kas čia yra. Kodėl čia yra parašyta x1 arba 2? x1,2. Tai reiškia, mes turime 2 x reikšmes. Ir jos skirsis, ar mes pridėsime, ar atimsime diskriminantą. Ir mes turim padaryti. Turime ir pridėti, ir atimti diskriminantą. Gerai, tai šiuo atveju pabandykime. Aš net nusikopijuosiu, kad man nereiktų rašyti, aš įdėsiu skaičius į vidų, gerai? Va, aš nusikopijavau šitą, gerai? Ir ką aš darau? Aš, tarkime, noriu supaprastinti savo gyvenimą, nes jisai ir taip sudėtingas. Ir aš rašau, vietoj b įrašau skaičių. Tai jeigu b yra 6, tai rašau -6, gerai. Diskriminantas yra 4, tai aš rašau čia 4. Ir kadangi a yra lygus 1, čia rašau 2 kart 1. Va, mes ką tik įrašėme į formulę skaičius, ar ne? Matote šitą dalyką. -b plus minus diskriminantas dalinti iš 2 kart a. Ir šioj vietoje mes gausime sprendimą. Taigi, -6, gerai, tai aš rašau -6, plus minus šaknis iš 4. Šaknis iš 4 yra lygų 2, tai rašau arba +2 arba -2 ir viską dalinam iš 2. Ir šioje vietoje galime atskirti. Mes turime 2 x'us, taip? Tai yra jeigu x1 arba x2, ar ne? 2 sprendiniai. Tai x1 bus